Labadiena, esu Andrėjus Černovas, atstovauju Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslų instituto visuomenės sveikatos katedrą ir užimu ten jaunesnio asistento pareigas ir šiandieną norėčiau Jums trumpai pristatyti apie senatvinius organizmo pokyčius, kurie vyksta senyvo amžiaus asmens organizme. Pagrindinis informacijos šaltinis yra šita knyga, kuria remiasi šio pranešimo metu, tai yra Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra, kuriame gan detaliai aprašyti šitie pokyčiai. Širdies ir kraujagyslių sistemos pokyčiai senstant, tai po epikardo pradeda daugėti riebalinio audinio, miokarde mažėja kardiomielocitų skaičius, o jungiamo audinio kiekis taipogi didėja. Padidėja raumens standumas, sumažėja susitraukimo jėga, padidėja širdies raumens standumas, trukdo širdžiai atsipalaiduoti, trikdo diastolinį širdies prisipildymą. Mažėjant širdies susitraukimo jėgai, mažėja ir sistolinis bei diastolinis minutinis tūris. Arterijų sienelės storėja ir standėja, jos praranda elastingumą, tokių pokyčių atsiranda dėl to, kad storėja kraujagyslių imtima, medijoje atsiranda ypač elastino tipo arterijų, gausėja kolageno. Arterijos jau būna pažeistas aterosklerozės tokiame amžiuje, todėl jų jautrumas kraujagyslės plečiantiems vaistams taipogi pradeda mažėti. Širdies vainikinės arterijos pailgėja, padidėja jų vinguotumas, todėl pablogėja ir pati kraujodara. Padidėjęs kraujagyslių rigidiškumui atsiranda polinkis sistoliniai hipertenzijai ir padidėja periferinis pasipriešinimas. Vožtuvai standėja ir storėja, labiausiai pakinta mitralinio vožtuvo žiedus ir aortos vožtuvai. Vožtuvai tampa sklerozuoti, jose kaupiasi kalcio nuosėdos. Fizinis krūvis ir širdies kraujagyslių sistema. Krūvio metu sistolinis tūris mažėja labai neženkliai, minutinis tūris daugiausiai didėja dėl dažnėjančių širdies susitraukimų. Didžiausias susitraukimo dažnis būna reikšmingai mažesnis jaunų ar darbingo amžiaus asmenų. Aerobinis slenkstis pasiekiamas greičiau, poilsiui po krūvio reikia daugiau laiko. Nustatyta, kad fizinio krūvio metu didėja ir širdies susitraukimo dažnis ir sistolinis tūris, o anaerobinis slenkstis pasiekiamas ne taip greitai, kaip tai būdavo anksčiau. Nuolatinėmis treniruotėmis galima mažinti atsirandančius širdies fiziologinius pokyčius, dėl to fizinio aktyvumo nauda šitai sistemai taip pat yra įrodyta. Padidėjęs arterinis kraujospūdis, ypač sistolinis, tai nenormalaus fiziologinio senėjimo komponentas, bet širdies kraujagyslių sistemos pažeistos fiziologijos ir struktūros patofiziologinė pasekmė, susijusi su padidėjusiu sergamumu širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis bei mirštamumu nuo jų. Arterinės hipertenzijos yra svarbiausias rizikos veiksnys, turintis įtakos sergamumui išeminei širdies ligai, širdies nepakankamumui, širdies ritmo sutrikimams, smegenų kraujotakos sutrikimams. Šitos lentelės galite matyti skirtingų institucijų Amerikos, kurioje kiekvienais metais vis naujai peržvelgia į arterijų kraujospūdžio normas. Tai dėl to tos rekomendacijos, kokį kraujospūdį reikėtų palaikyti, neretais atvejais kinta. Vėlgi einama link to, kad yra individualizuojami tie rodikliai. Tai vėlgi, kaip matote, pagal tam tikras amžiaus grupės, iki 60, virš 60 metų ir daugiau. Nemedikamentinės arterinio kraujospūdžio mažinimo priemonės yra, dalis jų yra tikrai elementarius ir manau, kad daugelį jų žinote, tai yra kūno masės mažinimas, tiesiog kalorijų suvartojimų kontrolė, natrio arba tiesiog druskos ribojimas su maistu, kalio, magnio pakankamas kiekis su vartojimu maistu gaunamas, jeigu jau nepavyksta gauti su maistu, tuomet lieka maisto papildai, fizinio aktyvumo didinimas, cholesterolio kiekio kontrolė, kurį galima atlikti paprasto biocheminio kraujo tyrimo metu ir sekti, ar jis yra normos ribose, ar jis yra padidėjęs ar pamažėjęs. Alkoholio vartojimas, rūkymas, kitas žalingas įprotis ir tik tai paskui einama prie vaistų ir bandoma koreguoti jų pagalbą.
Kiti susirgimai, kurie dažnai pasireiškia prie šitos širdies ir kraujagyslių sistemos, yra išeminė širdies liga, kuria, irgi skundžiasi daugelis senyvo amžiaus asmenų, krūtinės angina, miokardo infarktas arba smegenų infarktas, neretai vadinamas vis dar insultu, širdies nepakankamumas. Pereiname prie kraujodaros sistemos. Tai yra kraujo gamybos audinys, joje jau dažniausiai virsta riebaliniu, 70 ir vyresnių amžiaus žmonių kaulų čiulpuose lieka tik tai apie 30% gamybos audinio ir potencialo. Nuo 65 metų mažėja blužnies masė, periferiniame kraujyje gali sumažėti imunokomponentinių ląstelių, gali sutrikti T ir B limfocitų funkcinis aktyvumas. B limfocitai mažiau gamina imunoglobulinų, ypač imunoglobulino G. Periferiniame kraujyje mažėja ir hemoglobino koncentracija, tačiau išlieka suaugusiam žmogui būdinga koncentracija. Anemijos dažniausiai pasitaikantis sutrikimas senyvo amžiuje, tai nėra savarankiška liga, bet dažniausiai yra lydima kitų komplikacijų. Anemijos metu pablogėja deguonies pernešimas į audinius, ląstelėse sutrinka normali biologinė oksidacija, energijos gamyba. Geležies stokos anemijos nustatomas virš 60% 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenims. Priežastis yra dėl stokos maiste, pablogėjus rezorpcijos žarnyno, išaugusio geležies sunaudojimo organizmo, galbūt vidinių kraujavimų. Anemija dėl lėtinės ligos, tai dažniausiai lėtinė infekcija arba tam tikras uždegimas, inkstų nepakankamumas, lėtinės kepenų lygos, endokrininių susirgimų, antinksčių nepakankamumo, hipotirozės atvejai. B grupės vitaminų stokos anemija, tai antikūnių susidarimas prie skrandžio dugno parentalinės ląsteles, labai lengvai atstatoma anemija, tiesiog paskiriant vartoti B grupės vitaminus. Yra subjektyvūs ir objektyvūs duomenys, iš kurių mes galim spręsti apie šitą sutrikimą, būtent kraujodaros. Tai vienas iš objektyvių ir dažniausiai lengvai padaromas tyrimas, tai yra tiesiog laboratorinis tyrimas, bendro kraujo padarimas, iš kurių mes gauname objektyvią informaciją apie hemoglobino koncentraciją, eritrocitų, trombocitų ir kitų. Taip pat, iš esmės, ką gali matyti daktaras ar kitas asmuo, kuris mato tokį pacientą, tai yra blyškumas nagų, gleivinių, tachikardija, tachipnėja, alpimas, silpnumas, sistolinis ūžesys, psichikos sutrikimai, svyruojanti į šonus eisena, atsiradęs stomatitas. Subjektyvus duomenys, ką gali papasakoti iš esmės arba surinkti iš paciento, tai yra anamnezė, prieš tai buvusi skrandžio operacija, kepenų ar inkstų ligos, nesenas nukraujavimas ar trauma, paciento vartojami vaistai, dažniausiai tie, kurie vartojami be recepto, tai nesteroidiniai priešuždegiminiai, pakitę mitybos įpročiai arba atsisakoma kažkokių konkrečių produktų arba nevartojimo tam tikros grupės produktų, alkoholio vartojimas, išmatų spalva pasikeičia ir konsistencija, svorio sumažėjimas ir atsiradę negalavimai kaip nuovargis, dažnas širdies plakimas, sunkus kvėpavimas. Virškinimo sistema. Pradėkime nuo burnos. Atsiranda tam tikrų sąkandžio pokyčių senyvame amžiuje, todėl sunkiau pradedama kramtyti maistą. Dėl kramtomųjų raumenų atrofijos šie pokyčiai tampa dar sunkesni. Dėl dantenų, ėduonies ar parodontozės pokyčių šie žmonės netenka dantų. Ir, vėlgi, gan didelė problema, kai jau šitoj daly mes sunkiai galime kramtyti maistą, pradėti jo virškinimo kelią, tenka rinktis tuos produktus, kurie, vėlgi, minkštesni, galim sukramtyti kietą maistą ir panašiai. Tai vėlgi dėl problemų jau burnoje, dėl dantų, pačio sąkandžio, žandikaulio, skausmų ar panašiai, tai čia jau vėlgi žmogus gali per mažai suvartoti maisto, gauti kalorijų, tuo pačiu, vėlgi užsisuka tam tikras ydingas ratas, kuris vėlgi blogina jo tolimesnę sveikatą. Sumažėja seilių liaukos, jų parenkimą dažnai išveši riebalinis ir jungiamasis audinys, todėl atsiranda burnos džiūvimas, lūpų ir liežuvio skeldinimas, o liežuvio paviršius darosi ilgesnis, atrofuojasi siūliniai speneliai, sutrinka skonio jutimas. Iš čia yra, irgi toks
kaip pasakymas, kurį mes labai dažnai galim girdėti iš senyvo amžiaus asmenų, kad vat mano laikais ten, nežinau, obuolys būdavo saldesnis, vyšnia ar trešnė saldesnė ir panašiai. Tai vėlgi tai yra, na, tam tikras subjektyvumas, nes senstant vėlgi kinta, kaip matote, organizmo struktūra, o esant senyvame amžiuje sutrinka ir aplamai skonio jutimas. Dėl to žmonės, na, kitaip vertina ir supranta tą jau vartojimo valgomo kasdieninį maistą. Ir taip pat čia atsiranda problema su vandens vartojimu. Žmogus, na, nejaučia poreikio, troškulio iš esmės, na, išgerti pakankamą kiekį vandens. Jam neskanus tas vanduo ar panašiai, nors, na, vandens mes tai irgi turėtume suvartoti pakankamai per dieną, net ir būdami seni. Stemplė dėl krūtininės stuburo dalies kifozės, sklerozuotos aortos išsiplėtimo, stemplė pasislenka nuo vidurinės linijos ir pailgėja. Dėl visų stemplės sluoksnių atrofijos, ypač raumeninio, sumažėja toninių susitraukimų jėga ir greitis, atsiranda diskinezija, divertikulas ir išvaržos. Dėl sumažėjusios stemplės sfinkterio tonuso padažnėja skrandžio turinio refliuksas į stemplę. Skrandis. Išplonėja skrandžio gleivinė, sumažėja sekrecinių ląstelių ir neutralių polisacharidų kiekis, skrandžio siena išsiplečia venos, sumažėja smulkių arterijų bei kapiliarų. Dėl kraujagyslinių pokyčių sutrinka skrandžio sienos kraujotakos. O atrofinių pokyčių atsiranda netgi ir raumeninėje skrandžio sienos dalyje. Raumeninės skaidulos suriebėja, o dėl išvešėjusio jungiamojo audinio mažėja jų skaičius. Atsiranda skaidulų su branduoliais skirtingose dalymosi fazėse. Pakinta ir sekrecinė skrandžio funkcija, nes sumažėja skrandžio rūgšties išsiskyrimas. Žarnynas. Bendras visų žarnų ilgis žmogui senstant padidėja, nors dažniausiai pailgėja atskiros storosios žarnos dalys. Silpnėja žarnų raumenų tonusos, peristatiniai judesiai. Plonojo žarnyno dalyse atsiranda gleivinės audinio išopėjimas, kartais visiškai išnyksta gleivinė, dėl to žymiai sumažėja funkcionuojančių sekrecinių liaukų kiekis, žarnyno fermentų gamyba pakinta, plonojo žarnyno membraninių fermentų ir aktyvumas. Blogiau įsisavinami baltymai, lipidai ir angliavandeniai. Pakinta ir pati žarnyno mikroflora, sumažėja rūgimo, padaugėja puvimo bakterijų. Kai žarnyne ima vyrauti puvimo procesas, padaugėja ir endotoksinių ir labiau sutrinka žarnyno pati funkcinė būklė. Kasa. 55-60 metų amžiaus žmogui jau atsiranda ir makroskopinių šių organų pokyčių. Prasideda liaukų atrofijos procesas, mažėja funkcionuojančio acinusų ir ląstelių kiekis, tai yra vadinama tikroji liaukų atrofija. Likusios acinozinės ląstelės sumažėja ir sekrecinių granulių kiekis, dėl to sumažėja kasos sulčių, bikarbonatų sekrecija, mažėja aktyvus tripsinas, amilazė, lipazė reikalinga mums skaidyti maistą. Senstant, neretas ir dispakretinizmas daugėja, tiksliau daugiau sumažėja amilazės bei lipazės sekrecija, šių fermentų aktyvumas. Morfologiniai pokyčiai taip pat vyksta ir insulininėme kasos aparate, Langerhanso ląstelių sienelėse žymiai sumažėja ir pačių ląstelių kiekis. Kepenys. Mažėja kepenų apimtis ir svoris iki 30% nuo maksimalaus buvusio svorio. Kepenų mezenchimoje būna neryški portinė fibrozė be dalelių fragmentacijos. Pagrindinių šių morfologinių pokyčių kepenyse priežastis yra sutrikusi organų kraujotaka. Senstant pakinta baltymų sintezė, dėl to sumažėja albumino kiekis, padidėja globulinų kiekis, lygiagrečiai nukenčia ir nuklealinių rūgščių sintezė, mažėjant hepatocitų funkcinėms galimybėms sutrinka normali baltymų, lipidų, angliavandenių ir pigmentų apykaita, mažėja detoksikacinės kepenų galimybės. Tulžies pūslė padidėja ir arba sumažėja senos raumenų tonusas, dėl motorikos sutrikimų sutrinka tulžis ir tai didina pavojų susiformuoti konkrementams tulžies pūslėje. Apibendrinant galime matyti šitą grafiką, kuriame dažniausiai stebima pažeista arba sutrikusią funkciją beveik visose virškinimo sistemos organų struktūrinėse dalyse, tiek burnoje, tiek rykliai, skrandyje, raudonajam žarnyne, storajam žarnyne, kasoj, tulžies latakose, kepenyse. Kaip matote, daugelis šiame vykstančių procesų pakinta,
struktūra irgi arba pasižeidžia, arba susitraukia ir tik mažai dalyje mūsų virškinimo sistemos organų vyksta, kažkas padidėja, ar struktūra, ar funkcija iš esmės pagerėja. Kaip pavyzdžiui, skrandyje išaugo gastrino gamyba. Dažniausi sutrikimai - gastritai, lėtiniai arba ūminiai, opaligės su kraujavimo dalim, ir tai vėlgi gali sąlygoti ir tam tikras anemijas, kai opa pakraujuoja po truputį ir nepastebima, tiksliau pastebima, tarkim, išmatų pasikeitusių spalvos pavidalu. Vidurių užkietėjimai irgi yra dažni, išmatų nelaikymas, storosios žarnos polipai, kurie vėlgi gali būti gerybiniai arba ne, ir profilaktikos programomis, kur senyvo amžiaus asmenys kreipiasi, gali išsitirti, nustatyti, ar tas polipas yra piktybinis ar ne, ir imtis tam tikrų intervencijos priemonių. Tulžies akmenligė taipogi yra gan dažna. Kvėpavimo sistema, bendrieji senėjimo procesai pakeičia kaulinį krūtinės ląstos skeletą, kvėpavimo raumenis, kvėpavimo takus ir kvėpavimo reguliuojančią nervų sistemą. Translankstelinių diskų ir slankstelių pokyčiai sumažina stuburo ir šonkaulių jungčių paslankumą. Progresuojant senatviniam kaulų raumenų pokyčiam mažėja ir krūtinės ląstos elastingumas, paslankumas, ypač apatinių dalių, diafragmos, bronchų sienelių infiltruoti limfoidiniai ir plazminiai elementai. Cilindrinis epitelis parauga plokščiuoju, greičiau lupasi, mažėja gyvybinė plaučių talpa. Kalbant apie kvėpavimo funkciją, tai vėlgi yra kelios kvėpavimo funkcijos. Tai yra kvėpavimo mechanika, oksigenacija, taip pat aptarsime ventiliaciją ir kitas. Iš esmės svarbus yra patofiziologiniai pokyčiai, kurie atsiranda ten ir kaip mes matome iš klinikos, kaip tie dalykai pasireiškia. Tai pavyzdžiui, iš kvėpavimo mechanikos mes matome, kad mažėja krūtinės ląstos judesiai, tuo pasekoje mažėja ir gyvybinė plaučių talpa. Mažėjant elastingumų didėja rezervinės talpos, mažėjant kvėpavimo raumenų masė ir jėgai, mažėja ekspiraciniai rodikliai. Kalbant apie oksigenaciją, kintant ventiliacijos perfuzijos santykių, mažėja parcialinis deguonies slėgis, blogėjant širdies veiklai, mažėja vėlgi oksigenacijos gradientas. Taip pat yra ir su kitom kvėpavimo funkcijos dalim, taip pat galima matyti, kad tarkim miego ir kvėpavimo metu vėlgi mažėja plaučių ventiliacija, didėja aspiracijos rizika, tai reiškia, jeigu žmogus knarkia ar panašiai, ten tarpe, kol jis neknarkia, tai vyksta, jis tiesiog nekvėpuoja arba užlaiko kvėpavimą. Mažėja kvėpavimo raumenų tonusas, tai vėlgi pasireiškintis knarkimu. Mažėja kvėpavimo jautrumas, maksimalus deguonies sunaudojimas irgi taipogi mažėja. Tai čia, kaip matote, iš tos lentelės labai daug pokyčių vyksta senstant būtent su kvėpavimo funkcija. Dažniausiai susirgymai - bronchų astma, loplas, lėtinė obstrukcinė plaučių liga dažniausiai yra neišgydoma, bet suvaldyti, kontroliuoti ją dabartiniam technologijom yra įmanoma, nors ir sunku, tai yra labai labai grėsminga liga, pneumonija, kuri dažnai pasitaiko senyvo amžiuje, šiltuoju metu ar panašiai. Tai skiepimasis pneumokokinė vakcina senyvo amžiaus asmenų tarpe turėtų būti užtikrinimas ir jo apimtis yra tik tai didinamos. Adrenopauzė. Su amžiumi netolygiai kinta mūsų antinksčių žievės hormonų sekrecija, glomerulinė zona, gaminanti gliukokortikoidus, kinta mažai, bet retikulicinė zona pažeidžiama labiau. Netolygiai kintanti antinksčių žievės hormonų sekrecija, pakitę anabolinių ir katabolinių hormonų santykis gali skatinti raumenų atrofiją, osteoporozę, hiperglikemiją, hipertenziją ir imunosupresiją. Netgi nedidelė, bet ilgalaikė kortikosteroidų hipersekrecija gali didinti kai kurios metabolinius ir degeneracinius sutrikimus. Kalbant apie tolimesnę endokrininę sistemos dalis, tai yra etapus tiksliau, andropauzė ir menopauzė, tai yra lytinių liaukų aktyvumas mažėja klimakteriniu laikotarpiu moterims nuo 45 iki 55 metų, vyrams nuo 55 iki 65 metų amžiaus, vyrams mažėja liutinizuojančių hormonų ir testosterono koncentracija, o moterims folikulus stimuliuojančių hormonų ir estrogenų kiekis.
Dėl pakaitinės hormonų terapijos tiek vyrams, tiek moterims plačiai vis dar yra diskutuojama, bet vieningo sprendimo kol kas nėra priimta, ar jos naudoti ir ar tai turi daugiau naudos žmogaus organizmą, ar visgi turi ir tam tikros žalos elementų. Skydliaukėje, kas vyksta, mažėja jos dydis, taip pat sumažėjo folikulų skaičius ir standėja koloidinė medžiaga. Histopatologiniais tyrimais nustatoma limfocitinė infiltracija ir jungiamojo audinio fibrozė, didesnė skydliaukės mazgų tikimybė. Nepaisant morfologinių pokyčių, skydliaukės funkcija nežymiai kinta, tačiau sulaukus 60–65 metų amžiaus skydliaukės funkcinis pajėgumas ima ir toliau mažėti. Dažniausiai susirgimai yra metabolinis sindromas ir cukrinis diabetas. Kas yra metabolinis sindromas, tai yra tam tikri kriterijai, kuriuos jis turi atitikti. Tai yra padidėjęs trigliceridų tagų kiekis, didesnis arba lygus 1,7 milimolių litre, sumažėjęs DTL, didelio tankojo lipoproteino koncentracija, tai yra mažiau negu 1,03 vyrams ir mažiau negu 1,29 moteriams. Dėl to iš esmės sutrikimo skiriamas ir specifinis gydymas, padidėjęs arterinis kraujospūdis, padidėjusi glikemija plazmoje, tai yra gliukozės koncentracija 5,6 ir daugiau, arba jau anksčiau diagnozuotas antro tipo cukrinis diabetas. Apie kraujospūdį vėlgi sistolinis turėtų būti 130 arba daugiau, o diastolinis 85 ir daugiau. Tai jeigu šitie kriterijai yra iš esmės tenkinami, tai mes galime diagnozuoti metabolinį sindromą. Ir taip pat, tų žmonių tarpe labai dažnai pastebimas būtent centrinio tipo nutukimas ir KMI indeksas, kūno masės indeksas būna didesnis 30 kg į kvadratinį metrą. Iš esmės, juosmens apimtį irgi galima matuoti ir tai irgi rodo tam tikrą centrinio nutukimo dydį. Šalinimo sistema, inkstų funkcija. Randami morfologiniai inkstų struktūros pokyčiai, ne visada atitinka įprastinę nefrosklerozę. Jungiamasis audinys įvairiose inkstų srityse kaupiasi nevienodai. Tai lemia pokyčių įvairumą. Pagrindinis senatvinis inkstų atrofijos požymis, tai su amžiuje mažėjantis organų svoris ir dydis, plonėjantis žievinis sluoksnis. Šie pokyčiai yra ryškesni vyrams. Senstant inkstams sustarėja ir sustandėja jų kapsulė, padaugėja panefrinės ląstelienos, sklerozuoja inkstų sinusas, dėl šių pokyčių blogėja inksto amortizacija, o tai pablogina šlapimo nutekėjimą, inkstų kraujotaka, neretai inkstus atsiranda ir retencinės cistos, organo paviršius pasidaro grublėtas. Dažniausiai sutrikimai yra pielonefritas, inksto geldelės išsėmės uždegimas, kuris gali peraugti į ūminį inkstų nepakankamumą arba lėtinį inkstų nepakankamumą. Dažnas atvejis yra inksto akmenligė, šlapimo nelaikymas, kuris vėlgi kartu gali būti išmatų nelaikymo problemos, bet šlapimo nelaikymo atvejai yra gan dažni. Ačiū už dėmesį, tikiuosi pavyko prabėgti per pagrindinės mūsų senyvo amžiaus asmens funkcijų pokyčių dalis, kurios įvyksta. Ir matydami šitos pokyčius, žinodami, kas kinta ir kaip keičiasi, mes galime suprasti ir tam tikrų funkcijų, kurios pasikeičia žmogaus organizme, pokytį ir kryptį. Ačiū už dėmesį.